Manote, kad anykščiai tik siauruku ir puntuko akmeniu gali didžiuotis? Visai šalia Anykščių ant Kalitos kalno rasite neįtikėtiną pramogą – vasaros rogučių atrakcioną. Idėja kilo, kadangi slidinėjimo centras jau egzistuoja daug metų, o vasarą darbuotojai kaip ir neužimti. Tai iškilo ta užimtumo problema ir peržiūrėję, ką daro kiti centrai, Slovakijai pažiūrėjom, slidinėjimo centras turi būtent tokią trasą. Ir pradėjom mąstyti mes apie tas rodos įrenginį. Labai fainiai, iš tikrųjų labai daug adrenalino. Taip, greit labai. Iš tikrųjų, taip stačiai, kai kur taip širdis šoka lauk. Labai. Nusileiskime vasaros rogutėmis ir mes. Švilpti su vėjeliu nepaprastai smagu, jo labiau, kad rogučių trasa vingiuota. Trasos ilgis pusė kilometro. Aišku, turim tokį kalnelį nedidelį, ilgesnį trasą įrengti sudėtinga. Ir trasa gan yra vykusi. Teko Latvijoje išbandyti trasas, Lenkijoje teko išbandyti, Varšuvoje yra miesto centre. Manau, kad yra gan vykusiai pasisekusi ši trasa. Rogutės pasiekia 40 km/h greitį ir kai jau atrodo, kad iš jų išvirsite, reikia stabdyti. Trasa baigėsi ir specialus keltuvas rogutes kartu su keleiviais užtempia į viršų. Tuomet jau galite išlipti, bet dauguma renkasi leistis dar ir dar kartą. O Anykščių kraštas visada tas traukia, gamta, Biliūno kapas, Vienuolio muziejus ir puntukas, tos aplankyti, o tuo pačiu ir tą atrakciją sveika. Šiuo metu manau, kad Lietuvoje tikrai ta atrakcija yra žinoma ir, sakau, dieną atvažiuoja pas mus 8-10 grupių, taip maždaug. Paprastai visi būna patenkinti, paprastai. Nelaimingų, nebent gal mažai teko kartų nusileisti. Ar eilėje kartais pastovėti tenka, ilgiau. Bet taip paprastai vaikai, tai su pačiam geriausiam emocijom. Tas pat ir suaugę. Ar ši pramoga saugi? Visiškai užtikrintai atsako atrakciono darbuotojai. Rogutes valdyti gali net vaikai nuo 8 metų amžiaus. Iškristi iš rogučių neleidžia saugos diržai, o pačios rogutės patikimai pritvirtintos prie specialių bėgių. Yra taisyklės, aišku, privaloma visiems tas taisyklės šiek tiek supažinti. Iškabintos jos yra, mes dar prainstruktuojam kiekvieną dalyvį, ką jis turi daryti ir ko neturi daryti. Ir manau, kad pakankamai saugi yra trasa. Tai greitį pasirenka pats, neturi apačioje išlipti iš trasos. Ten, kurie ženklai turi elgtis taip, kaip jie reikalauja tie ženklai, ten, kur reikia pristabdyti. Tai labai nesudėtinga. Vasaros rogutės veikia ir žiemą kartu su šalia įrengtų kalnų slidinėjimo centru. Sėkmingiausias 2009 metų turizmo infrastruktūros projektas Lietuvoje tiesiog privalo būti išbandytas. Iš pirmo sunkiai buvo, kol susigalim, dabar žinosim, kaip reikia ir pavarysime, aišku, gerai. Jo, labai smagu, iš tikrųjų geras azaras. Iš pačių tai baisiai prieki važiuoti, bet iš tikrųjų labai linksma, labai. Labai linksma, tikrai. Gera, linkiu visiems apsilankyti ir patirti šitą malonumą.